Per didelis gliukozės kiekis kraujyje? Įdomu, kad prieš 5 metų beveik niekas apie tai nekalbėjo. Įženginėjame į prediabeto erą, o nuo jo iki diabeto tik vienas žingsnis. Na ir bičiuliai, jei jau tuos vartus atsidarysi, kelias atgal bus maksimaliai apsunkintas. Gali vėliau nutikti taip, kad baliuškui su draugais lyginsitės, kas turi daugiau lėtinių ligų. Vis tik niekam nelinkiu. Elementarūs dalykai gyvenime ima daryti sunkus, net pasivaikščiojimas. Ką daryti, kad taip nenutiktų ir metabolinė sveikata nenuriedėtų nuo kalno? Buvo atliktas įdomus 3 metų trukmės tyrimas, kuriame žmonės turintys prediabetą, tai yra sutrikusią gliukozės apykaitą, buvo paskirstyti į 3 grupės. Tie, kurie vartos metforminą, tai yra vaistą, kuris padeda kontroliuoti gliukozę. Antra grupė turėjo mankštintis kasdien po 15 minučių, o trečia grupė buvo kontrolinė. Rezultatai po 3 metų grupė vartojusi metforminą, lyginant su kontrolinė grupė, sumažino diabeto pasireiškimo riziką 31 procentų. Spėk, kiek sumažino grupė dariusi 15 minučių mankštas kasdien. Pauzė. 58 procentais. Tai reiškia, kad net absurdiškai trumpas judesio intervalas veikia geriau už vaistus, kuriuos gydytojai šeria kairėn dešinėn. Vienok, jau senai dirbu su žmonėm, kad suprasčiau, jog fizinio aktyvumo įpročiai netaip lengvai formuojasi. Aplinkui daug nekvalifikuotos miglos, kuri nepadeda susigaudyti temoje, ko su vienais ar kitais susirgimais žmogui iš tiesų reikėtų. Daug metų dirbau treneriu, savotiškai ir dabar tebedirbu, nes su klientais online mokomės, kaip teisingai ir efektyviai mankštinti. Jei jauti, kad pats turi keblumų su fiziniu aktyvumu, metabolinė sveikata bei su tuo susijusiais įpročiais, parašyk komentare žodį judesys ir gali būti tikras, kad padėsiu pakeisti esamą situaciją, parašysiu asmeniškai kaip. Jei norėtum, brūkštelk judesys. Iki.